Šiandieninis gyvenimas reikalauja naujų žinių, naujų kvalifikacijų ir jas gali gauti akivaizdu iš tų stiprių, naujų, tarptautinių ir inovatyvių įmonių. Tai va šitie irgi trys dalykai pagrindiniai, kurie studijos, mokslas, studijos per studentus, mokslas tyrimai ir kvalifikacijos kėlimas, perkvalifikavimas. Mes gyvename jau toj europinėje erdvėje, konkurencingumas, tai aš manau, kad tik tos bendros pastangos mūsų visų tiek mokslo, tiek verslo, nes aš manau, kad ką galim padaryti mokslo laboratorijoje, tai tas gamybo yra žymiai sunkiau ir neracionalu. Tai aš manau, kad tas visa dalykai yra atradimas, adaptacija į verslą ir tas toks bendradarbiavimas, mes kartu tikrai turim daug ką nuveikti. Turime dirbančių mūsų organizacijoje daug KTU absolventų. Mes tikimės, kad KTU sudarydami programas, ruošdami studentus atsižvelgs į mūsų poreikius, tai yra maisto pramonės poreikius. Mes tikimės, kad po kiek tai laiko buvę KTU absolventai galės grįžti į tą patį suolą ir pagilinti savo žinias, kai jau jie bus įsisėmę, tai yra praėjus kažkiek tai laiko. Ir tikimės, kad galbūt rasime sąlyčio taškus, kurie skatintų kreatyvumą, skatintų tokius dalykus kaip išėjimą už savo įprastų ribų, kurie galėtų atsiliepti į geresnę kompetenciją, į kažkokius tai naujus kūrybingus sprendimus. Mes esame svarbus vieni kitiem, iš tikrųjų, ir galim bendradarbiauti labai įvairiose srityse. Tai būtent su Kauno Grūduva grupė, tai yra būtent tos plačia dalintos sritys ir yra dengiamos. Tom yra svarbus jie mum ir mes jiems.